Įdomiai klostosi Lietuvos automobilių rinka, dabar Teslai mažesnis dėmesys ir spėju, kad didesnis dėmesys bus skirtas BYD, vienam didžiausių baterijų gamintojų pasaulyje ir užimančiam 6. vietą arba net 7. pagal automobilių gamybą pasaulinėje rinkoje. Tai BYD, Build Your Dreams, kinų gamintojas, kuris jau atidaro atstovybę Lietuvoje, gamina daugybę modelių, bet į Lietuvą atvežė tik 6, nes mesgi labai keisto mentaliteto žmonės, vairuojam visureigius mieste. Taigi SUV-ai, daugiausia SUV-ai iš Kinijos atvyko į Lietuvą, nors gamintojas turi ir kitokių modelių. Yra ir sportiškas sedanas, kainos, tai yra bazinės kainos, neviršyje 50 000, kinai garsėja palankę kainodarą lyginant su kitais Europos gamintojais. Tai be ilgų pristatymų pasidairykime, kaipgi atrodo tie kiniški automobiliai, kurie atvyko į Lietuvą ir kurių jau pirmieji užsakymai beje prasidėjo. Iš viso šis gamintojas Lietuvoje turės net 6 atstovybės, o kol kas esame Vilniuje. Dėl skonio nesiginčiama, atrodo išoriškai bent jau man neblogai, bet viduje šie modeliai turi daugybę viliotinių. Pavyzdžiui, kai kurių modelių panelė sukasi 360 laipsnių. Jaunai pirkėjų kartai tai turėtų tikrai patikti. Tapšnokliai dideli, tai mūsų vartotojams turėtų patikti. Pabandysiu pasukioti panelę dabar, surasiu greitai. Spėju, kad gal šitas mygtukas. Taip, prašau. Panelė sukiojasi, gali turėti horizontalę, gali turėti vertikalę. Atgal. Tai va tokie reikalai, tokios technologijos.